Saulė viena. Mūsų daug. Tai ir yra saulėtekis. Kodėl čia šviesu? Ne todėl, kad dega žvakė. Fizikai sako, jei nesuprasi pasaulio sąrangos, pažinimo šviesa išnyks. Taigi, pirmin į saulėtekio skleidžiamą šviesą. Dingo juoda lenta. Balta kreida. Na, liko tik gramatinė klaida. Kartais. Žinių šviesa ir iš ekrano. Beje, naudodamėsi techniką įsijungiame tinkamas programas ir šiukštu. Vengiame klystkelių. Kas skaito, rašo, knygų paprašo. Mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs. Būtent jie tikisi nusiskinti gardžiausią, skaniausią pažinimo vaisių. Kuo senesni, tuo vertingesni. Kas? Ogi muziejų eksponatai. Jomis neplaukus, o linus šukuosi. Jais pasipuoši, jais pasididžiuosi. O senoji knyga, šimtmetį gyva, išminties grožio pilna. Pažvelk, ir prieš 70 metų jie buvo vertinami skaičiukais. Mūsų gimnazijos šūkis – Saulė šviečia visiems. Tad ir mes visi švieskime savo tauriom mintim, savo gražiais ir didžiais darbais. Sustoti negalime, o pavyzdžių turime daug. Kad ir mūsų tiksliukas išminčius Irmantas, žodžio ir šokio princas Evaldas. Kalbos konkursų nenugalimoji Vėjūna, neprilygstamoji menininkė Marija. Jei nuo mokslo nuvargai, lavink sielą, bus gerai. Jei dainuosi, šoksi, muzikuosi vieversėlį, Jausi sieloje pavasarėja. Nori džiaugtis, ne bėda. džiaugsmo dalintoja visada šalia. Sportas – jėga. Sportas – sveikata. Sportas – tai kūno ir sielos darna. Taigi, Supratot? Visų